Sveiki visi! Šiandieną lankomės Marmakų sodybos aktinidijų ūkyje. Rugsėjo pabaiga, spalio mėnuo galima vis dar valgyti dailiąją aktinidiją. Na, o vasaros pabaigoje būna subręsta margalapės aktinidijos derlius. Sveiki, esu Egidijus Marmakas. Esame aktinidijų ūkyje, kuris randasi Jurbarko rajone, Seredžiaus seniūnija Vitkūnų kaime. Labą dieną, Egidijau. Malonu. Labai smagu matyti čia įsikūrusi ūkį tokioj gražioj aplinkoj. Bet aš galvoju, kaip nusprendėte, kad tai turėtų būti aktinidijų būtent ūkis? Ėjom pasirinkimo ir atmetimo keliu. Nes šitą sodybą turėjom ir auga šitie mūsų škacai. Ką duoda aktinidijos. Vitaminas C. Taip, ir daug energijos ir žiūrėjom, ką mes kokią veiklą norėtume daryti. Tai buvo ir kaimo turizmo variantas, bet mes kėlėmės tikslą, kad mes norim patys čia būti, praleisti laiką ir su šeima pabūti ir rinkomės tada jau, kad būtume sodinti, auginti kažką, tai grūdininkystė, aišku, iš karto atkrenta, kai tik 3 hektarai žemės. Ar bandė tirti žemę pirmiausia? Pats pirmas dalykas. Turbūt iš visų mokymų tas buvo pirmas dalykas, ką padarėm, tai jau kai jau nusprendėm, kad mes vis dėlto eisim į ūkį, tai mes darėm tyrimus visų sklypų, 5 zonos, matavomės ir iš karto mums augalininkystė atskridos daržininkystė. Daržininkystė iš karto iš šoną liko vadinkim uogos arba augalai, kurie leidžia giliai šaknis ir gali pasiekti drėgmę, nes čia yra visiškas žvyras, kaip sakė, ar ne? Ir čia, kad išlaikyti augalus, reikia net ir laistymo sistemos. Tai dabar ar teko pasinaudoti kokia Europos parama? Taip, pasinaudojom įsikūrimas jauniesiam ūkininkam parama, nes vis dėlto mes čia neturėjom jokios bazės, tėvai ne ūkininkai, nieko, mes net technikos jokios. Tai visiškai nuo nulio. Visiškai nuo nulio mes pradėjom pirmasias, kur sodinomės su kultivatoriuku, tokiu mažiuku, benzininiu. Ne, tai dar yra vieno arklio jėga, tai šita, žinai, kur reikia kasti. Tai čia šita gavosi, mūsų motininė pradinė. Nu, supratau. Tas, visi šitą išbando. Gerai, toliau su kultivatoriu įsidirbot, o paskui prašėt paramos, įsigijo techniką, traktoriuką kažkokį. Mes net paramą biškį vėliau pradėjom. Mes pirmą pasidadinom 0,8 hektarų, kad mes jau galėtume matyti, ar tikrai mums verta, nes vis dėlto paimti paramą ir jeigu paskui neauks, nesiseks, rizika yra. Šeima yra sudėtinga. Tai mes pirmą pasisodinom iš viso šitą, pabandėm augą, tada sodinomės 0,8 hektarų margalapės, viskas tvarkoj, tada jau ėjom į paramą, nes mums reikėjo, kad vis dėlto su kažkuo tai dirbti daugiau. Nupjaut žolę jau su to paprastu traktoriuku nebepapjausi. Tikrai taip, jau hektarai, kai prasideda, reikia galvoti. Gerai, dabar aš žiūriu, tu taip ūkiškai pažiūrėjai, rastai rimti, atotampos visur įtemptos, pats viską darėjai. Taip, viską darėmės, mums tik tai gal teritoriją pačią aptvėrė, pasisamdėm ir savivaldybė parama net irgi gavom, kur nuo asociacijos buvo labai geras spyris pasakymas, kad galima pasinaudoti, sužinojom, tai visą teritoriją apsitvėrėm. Nes žvėrys padaro daug žalos, ir plėvelę suplėšo, ir laistymo sistema, ir atotampas nutraukia, būna, pridaro tikrai visko. Taip, tai va čia visą teritoriją aptvėrėm ir stulpus dėjomės jau patys, plėvelę klojomės jau viską patys, sistemą netgi laistymo irgi kooperavomės su asociacijos nariais ir atsivežėm tiesiai jau iš Kinijos. Tai laistymo sistemai reikalingas vanduo, ar ne? Ar tu turi, matau, prūdą? Ar čia natūraliai kaupėsi, ar tu kažką tai esi padaręs? Ne, čia yra kaip rezervuaras su plėvele, nes čia kadangi žvyro karjeras, tai irgi yra paraminė investicija, tam pačiam, kad mes kaupiam ir lietaus vandenį, kurį nuo stogų pasileidžiame, ir iš šulinio vis su laikmačiu pasipildom. Automatiškai, ar ne? Taip, kad jisai pastoviai pildi, nes šulinys per laiką išsenka, tai mes nustatėm, kad pildos pastoviai. Sustoja vėl, tai tavo galima sakyti, šulinys atsišviežina laikas nuo laiko, prūdas ir tokiu būdu palaistai augalus. Taip, ir žuvis vis dėlto akvasistema tuo pačiu papildo medžiagomis. Azoto ypatingai. Gerai, labai gerai. Tai ta sistema labai ekologiškų tokiu požiūriu gyveni, aš matau, ar ne? Ar galvoji tapti ekologinis ūkis? Taip, yra mūsų planas ir vienas iš pasirinkimo aktinidijos ir buvo to, kad jinai neturi Lietuvoje kenkėjų, jos neprivaloma purkšti nereikia ir mes eisim į ekologinį ūkį, jau kai turėsim derlių, kad galėtume
Labai gerai, labai smagu. Kokią galvoji produkciją daryti iš aktinidijų? Iš aktinidijų mes jau dabar pradam daryti visokius ir eksperimentus ir darom. Tai vienas top numeris vienas tai yra šaldytos trintos. Tai čia visų vaikų smaližių mėgiamiausias. Paprasta Tokio džemas, tokio, kaip čia pasakyti. Kaip uogienė, tik kad nevirta, tyrelė tokia. Ir deda ant uogienio, deda ant ledų dar kažkur tai ir vaikam be nieko net cukrus papildomai dėti nereikia. Nes jinai, kai jau sunokus minkšta, tai jinai labai saldi aktinidija. Net seilės jau kaupėsi. Aš matau už mūsų kavą dailiosios aktinidijos daug vaisių ir aš įsivaizduoju, kaip ten saldus, skanu ir kartu vitamino C daug, ar ne? Taip, 3 uogų dienos normai užtenka. Tikrai taip. Gerai, ką dar? Tai tavo piurė, kas dar? Piurė, toliau daromės eksperimentus, jau kadangi leido su turizmui alkoholį virti, tai jau bandysim, žiūrėsim, kaip čia šitoj pusėje pasidaryti vyną, pasidaryti alaus, išsivirti midaus. Sidra variantas irgi dar kol kas tiek nedėjom, bet jau šitais 3 jau eksperimentuoti galima pradėti. O kas liofilizuotų? Liofilizuotas lygiai taip pat. Liofilizuotas leisim su medum. Esame pasidarę labai skanus derinukas. Priduoda tas liofilizuota, jinai kuo skiriasi, neturi daugiau rūgštelės. Tada su medaus saldumu labai gera kombinacija. Super. Tai aš nenustepčiau, jeigu tavo produktai atsirastų NASA kažkur tai, ne, liofilizuoti. Irgi nesunkiai. Jiem vitaminų papildymas labai nepakenks. Gerai. Šokoladą dabar žmona labai daug darosi įvairių gaminių. Tai irgi lieja su juodu, su baltu šokoladu ir irgi pateikiam žmonėm paragauti. Tai va tokių vis produktų vis yra ir vis papildoma. Aš galvoju, žinai, tokį mažą patarimą ir kitiem uogininkam. Pabandykite pažiūrėti į kokį nors barbekių padažą ar česnakinį padažą, nes padažų naudojama labai daug per vasarą. Ir to, jeigu geras padažiukas, va kaip tu sakai, rūgštelę duoda, dar pomidoriukas, dar kokią slyvą ir finale bus geras čiliukas būtinai. Ir geras barbekių padažiukas ir aš manau, čia daug kuriom uogom galima tą pritaikyti. Gerai, galim apžiūrėti daugiau ūkį? Taip, einam apsižiūrėsim. Egidijau, vaikštom, viską žiūriu, viskas gražu, bet dabar pirmas patarimas, kas kiek metrų reikėtų sodinti aktinidijas, nes tu susodinės turbūt kas 2 metrus, ne? Taip, tai čia yra pramoniniam sodui minimumas. Jeigu namie sodintum, reikia tikrai daugiau, va. Ir 4 galima metrus palikti. Drąsiai. Čia jeigu 2 metrai, 3 metrai 1 metų ūglys išauga, tai turėkite omeny, kad tai bus jau plačiai. Plius moteriai duokit daugiau erdvės, vyrui gali užteks žymiai mažiau, nes vieno vyro 8 moterim pakanka. Nu tai jo, jis tai kompaktiškai tegu tik žiedų turi, kad apnešti, apdulkinti. Taip, ir pažiūrėti ir kelių į viršų vyrukus, jeigu kur išeina, kad jau bitutės priskristų pirmiau tenai ir tada jau eitų toliau. Juos taip iškeli, žinai, tik tai matosi net iš toli, kur vyriškiai. Ir vyriškis, matau, stipriai lipa. Iš karto kopia, lipa jisai, kad apsidairytų. Gerai, dar vienas dalykas, ką norėjau paklausti, vat sakei, turi vieną ligą nedidelę, ar ne, pašaknio, va tą prie kamieno. Taip. Ir tavo pastebėjimas yra, ar tik tai pamiškėjai, ar tik pavasarį, va ta liga pasimatė? Jinai, turbūt sakyčiau, tik ant tų pirmųjų ūglių būna pasirodo, kai išlenda tas ūglys ir kas svarbiausia, tas motininis, pagrindinis, kai būna. Jeigu jau paskui išauga sekantis, jau jie būna atsparus. Bet ta pradžioj tas pirmas būna, pirma šaka, kaip sakant, kuri būna labiausiai nukenčia, gal ir nuo pažeidimų, gal ir nuo tvirtinimų, ar nuo nulankstymų, tiksliai nežinau. Žinai, aš kiek esu patyręs, tai aktinidijos pirmus ten 2-3 metus taip sunkiai, bet paskui, kai jos pagauna, tai tu jas spėk genėt paskui, ar ne? Taip, jom to svarbiausia, pradžiai susidaryti šaknyną. Šaknynas yra paviršinis ir jeigu mes jau čia stovim prie šitos, tai šaknis jau vis tiek jau va čia reikia žiūrėti. Ir kai laistom jau tokius senesnius, ne prie pat aplinkui. Ar jau pradėjai užsiiminėti genėjimu, ar kol kas dar leidai jom bujoti? Geniu tarpiškai. Tarpiškai, kur reikia, jeigu man reikia ant linijos, kas nueina ant šono, aš tuos paformuoju. Pririšti, nukirpti, va šitus. Šitos jau pabiški darau. Tai faktiškai ruduo aktinidijų genėjimo metas, ar ne? Jau kai bus minusiukas. Taip, tai va praeisi viską, susigenėsi, susitvarkysi, kad nereikėtų pavasarį, nes pavasarį jos labai leidžia sulą ir pavasarį genėti negalima. Va čia svarbiausias dalykas, nes parodose, kur dalyvauju, kai sodinukus parduodam, irgi būna, sako, pradėjo verkt, kas ne taip. Jeigu jau kiti pradėjo sodę genėjimo darbus, mes jau turim būti pabaigę. Geriausiai labai vėlyvą rudenį, kai jau atėjo minusas,
tada ir susitvarkiai. Kai visi eina į sodą genėt, tu turi išeiti iš sodo. Jau turi jau tas nebebūti, ne kvapo. Viskas sutvarkyta turi būti. Tai yra aktinidijos. Nes čia žiūriu praktiškai statis stulpai, bet labai gerai tu ten darei truputį paverstus. Taip, tai čia jau per laiką atitraukia. Jis jau atitraukia. Virvės. O tu neįdėjai... Aš įtempimą paskui darysiu. Mano visa... Tai vat žiemą, mes galim ir pasakyti žiūrovui, kad iš tikrųjų žiemą nepamirškite įdėti atitempimą ir būtinai trosus visus metalinius ar vielas atleiskite žiemai, kad turėtų nuo šalčio kur trauktis. Jeigu neatleisite, vers šitą stulpą. Taip, metalas traukiasi. Taip, metalas ir ten jėga yra milžiniška ir kai traukiasi, stulpus visus sutraukia. Tai už tai žiemai atleidi, tam traukimuisi visam ir viskas. Katinų čia neturi problemos, nes katinai mėgsta aktinidijas. Katinai mėgsta, gal net nepastebiu, kiek jų čia praeina. Matau, kad jų būna, bet jie tikrai yra, kur auga tik po vieną, po dvi tikrai parausia prie šaknų, paknisa. Tai rekomenduojam, kas perka sodinukus iš mūsų, kad tinkliuką pasidėtų, kad jau kasant nebe pažeistų augalą. Kas kelintą sodinai vyrą? Kas 9, 8 plus šachmatiškai viską būtinai, nes čia, kaip sakant, turi pasiekti ir ten turi pasiekti, kad spindulys būtų maksimum 10 metrų. Tai jau gauna moterų daug jisai tas vyras. Taip. Ar tu pats skiri, matai pagal kokelius, pagal tą kotelį, kur yra vyriškas augalas? Taip, ir kas svarbiausia paskambės, tik pagal žiedą skirkit, nes yra ir mitų, ta prasme, kad pagal kekėmis, ne kekėmis augas kalba, bet realiai tik pagal žiedą gali atskirti, ar tai vyras ar moteris, nes... Prisiminiau labai teisingai, žinai ką, Egidijau, japonai daro ekstraktus iš žiedų aktinidijų, nes aktinidijų žiedai labai kvepia. Ir būna, kada žydi, tiesiog eini per aktinidijyną ir toks saldus kvapas. Tai neatmesk ir šito perdirbimo būdo, būtent ekstragavimas. Panaudojimas žiedų irgi galima tą daryti, tai va čia tau irgi gal užuomina nedidelį. Gera mintis. Pagrindas yra šalna laistymo sistema, taip? Taip. Ir gal tas laistymų tas aspektas yra, kad jos tikrai mėgsta labai daug. Jo. Ir mes Lietuvoje dar net nesuprantam, kiek daug. Taip. Aš pats šitą realiai mokinausi tik pradėjęs ir vis pastebėjęs, kad aš vis dėlto nedalaistu. Jo. Man vis atrodė pradžioje, kodėl man taip kažkas blogai nesigauna, tai faktas gavos, kad aš tiesiog per mažai laisčiau. Mėgsta derlingą žemę, žinai, nes jų natūrali buveinė yra kalnuose, kur subėga lapai, sukrenta, žinai, arba vanduo suneša, pūt pradeda ir ten pasidaro humusinga derlinga žemė ir joje auga aktinidijas. Ar tu bandėjai pagerinti prie jų dirvožemį? Taip. Pas mane visas eilutės kaip yra, aš įdirbinėjau tik vat būtent šitą eilę. Labai gerai. Ir toj vietoj, kur yra augalas duobė, tai yra 50-50 darytas įdirbimas su humusu. Dar plus papildomai mes auginamės grybų substratą ir paviršius irgi yra padengtas prie tos vietos, kur auga, kur išlenda grybų substratas tam, kad drėgmę gerai išlaikytų. Ir netgi ir plėvelė leidžia drėgmę sulaikyti. Taip. Tu naudoji austinę plėvelę, kad netaip išgarintų saulė, nekaitintų ir neišgarintų ir geriau laikytųsi. Taip. Ir prie to pačio laistymo sistema. Sakyčiau, technologiškai labai viskas gerai. Viskas labai gražu matyti, viskas liuks. Gerai, galim dar apie darbų šiandieną mes turim. Taip, turim darbų. Ūkiai visada galim dirbti nuo ryto iki vakaro, jeigu tik yra noro. Taigi, Egidijau, šiandieną diena pasimatuok ūkį, kada gali atvažiuoti žmonės, tiem, kurie įdomu yra įsikurti savo ūkį, gal svajoja turėti ir jie nori pabandyti įvairius darbus. Tai kaip manai, kokius darbus mes šiandieną galim duoti jiems? Taip, tai vienas turbūt dabar rudeninių tų, kaip ir kalbėjom, darbų, tai yra parišti pačias aktinidijas, sutvarkyti tą eilę, nusiskinti šiek tiek derliaus, kuris dar yra ant krūmų. Ir paragauti galėsim? Būtinai paragauti reikia. Norėjau labai jūsų paklausti, kaip jums sekasi šiandieną dirbti šitam aktinidijų ūkyje, ar labai sudėtingas darbas? Pirmiausia, tai labai sumotivavo pačios uogos, labai skanios, tai tada ir dirbti norisi žymiai labiau. Skonis. Tai jo, skonis, tai po truputį, pradžioje biškį aparatas streikavo, bet nieko, po biškį įsivažiuojam. Tai jūsų darbas šiandieną atrinkti šakas, pridėti ir pririšti? Pririšti, taip, mano darbas yra pririšti šakas, jo. Ir išėjęs. Ir išėjęs. Bet šiaip gyvenime nedirba tokio žemės ūkio darbų tokių? Nelabai. Dirbat kažką kitko, o čia gavosi, kad paragauti. Dabar galvoju, yra surišimų kažkas susiję, gal
Ne, surišimų nėra. Ar labai sunku? Ne, nesunku. Tai gal patinka? Jo, geras oras, gera kompanija, smagu, tai patinka. Šiandieną labai gera diena papuolė. Būtų mažiau patikę, jeigu būtų uogų nedavę, bet davė uogų paragauti, tai labai patinka. Tai svarbiausia, kad jūs pamatėte, kokie darbai atliekami, kodėl tas darbas atliekamas ir jūs daugiau susidarėte nuomonę, kiek čia reikia įdėti darbo prie tų lietuviškų uogų. Labai daug. 5 metus laukti, eina savo. Neturėčiau tiek kantrybės. Žinot, aš tai džiaugiuosi, kad tokie ūkininkai augina uogas ir jie tiekia, ar ne, ir galima įsigyti, nusipirkti ir tą šviežią, tiek, aš irgi norėčiau įsigyti. Nu, žiūrėkit, kiekvienais metais vis daugės. Tai aš manau, aš šito ūkio klientas būsiu. Va, labai jau gerai. O patys ūkį negalvoja turėti? Nu, dar ne, gal, kaip sakant, kai jau ten, kaip ten sako, užrašas šiltnamy skelbia, kad, sako, tai kainuoja sodininkystė pigiau negu psichologas ir dar tu turi pomidorus. Plius, labai teisingai. Gerai, ačiū tada, kad prisidėjote. Tai kaip jums šiandieną sekėsi ši diena, kad genėjimas visas aktinidijų, ar labai sudėtinga? Iš tikrųjų, Egidijus davė labai geras instrukcijas, paaiškino, kaip ir paaiškino, kad šiuo metu yra genimos tik sausos šakos. Taip. Tai gavus turėjus gerą mokytoją ir tas procesas paskui yra lengvas. Labai gerai. Ir čia matosi, žiūrėkite, čia yra pamulčiuota su grybiena buvusi, ar ne, durpės. Tai irgi padeda išsaugoti drėgmę, padeda užtikrina tą, kad duodamos geresnės natūralios organinės trąšos, galima vadinti tą grybieną visą. Ir dabar tų šakų prieauglį mes turim pakankamai didelį. Ir kada aktinidijos įsibėgėja, pradeda augti, per vienus metus jinai gali užaugti 2-3 metrus. Tai to genėjimo per vasarą paprastai tenka atlikti 2-3 kartus irgi. Tai ar įsivaizduojate, ar sunku tą daryti, taip prižiūrėti? Nu, jau manau, kad reikėtų vis tiek susiplanuoti laiką ir skirti tam dėmesio, ypač jeigu didelis ūkis. Čia nėra taip, kad atėjau vakare ir jau išėjau, ar ne? Jau ir išėjau. Tai ūkininkam tenka tikrai padirbėti gan daug. Tikrai taip. Bet tas darbas nesušalo rankos, nespėjot ar visą dieną va taip? Oras geras, iš tikrųjų, darbas malonus, tai tikrai, iš tikrųjų, net nepajunti, kaip ten judi į priekį eilę. Sekatorius aštrus, kerpa lengvai. Labai gerai. Ir šakos draugiškos, net per storos. Ar galvojate, ar planuojate auginti tokį augalą pas save? Iš tikrųjų, kadangi Egidijų pažįstu ne pirmus metus, tai taip, tikrai norėčiau turėti. Tai bent jau sužinojot, kad reikia ir vyriškų, ir moteriškų, ar ne? Nes vyras gali turėti ne vieną ten moterį, pasirodo, ar ne? Labai produktyvus. Tik tai pošiaivos, o moterys dera. Labai smagu. Ačiū, kad pasimatavot ūkį. Dėkui labai. Na štai galime matyti, kiek daug susidomėjo. Tas, kas pabandė, pamatė darbus, visiškai neišsigando. O dabar ir įsigijo ir aš manau atsiras dar daugiau aktinidijų ūkių. Ačiū, kad stebėjote. Iki.